kurortai įsikūrę pajūryje jau turi privalumų tame, kad yra tam tikros gamtinės sąlygos. Tai yra tyras ir gaivus pajūrio oras, prisotintas ozono, jūros druskos dalelėmis bei jodu, veikia organizmą ir veikia daugybę organizmo sistemų, sureguliuoja jų darbą, veikia tonizuojančiai, taip pat stimuliuoja imuninę sistemą. Dėl to organizmas pasidaro atsparesnis įvairioms ligoms, žmogus greičiau pasveiksta po operacijų. Taip pat reguliuoja kraujotakos sistemos darbą, tai yra veikiant šitom gamtiniams sąlygoms susireguliuoja kraujospūdis, širdies darbas, žmogus tiesiog pasijaučia geriau. Pajūrio klimatas ypač stiprina kvėpavimo sistemos darbą, pagerina skydliaukės veiklą, gydo endokrininės ir nervų sistemos ligas. Jeigu nueit po pusvalandą, pamedituot, pažiūrėti tą jūrą, į jos ošiančias bangas ir sugerti tą energiją, kurią ta pati jūra tikrai mums negaili, iš tikrųjų kiekvienas pasijaučiam ir laimingesnis, ir ramesnis, ir fiziškai, ir dvasiškai pailsėjęs. Tai labai svarbi sudedamoji dalis. O tą galit pateikti tik tai pajūriu. Klimatas pajūriu. Oras ir pati gamta. Sveikstand prie jūros galima pajusti talasoterapijos poveikį. Šitą metodą įeina trys pagrindinės tokias dalys, būtent 3S, kaip vadinasi, yra. Si, san ir sandas. Jūra, saulė ir smėlis. Ir visos šitos sudėtinės dalys vienodai teigiamai veikia visą organizmą ir jo sveikatą. Apie jūrį jau šiek tiek šnekėjau, taip pat ir saulėje visi žinoma, o smėlis kokios privalumas, būtent vaikščiojimas smėliu, gal ir fizinis aktyvumas. Iš kitos pusės pėduose esantis energetiniai taškai priima tą energiją, kuri pertėm visam organizmui. Žemyninėje zonoje yra kurortinės teritorijos – Zarasai, Trakai, Ignalina, Anykščiai, kuriuose nėra gydymo procedūrų, bet ištisus metus galima užsiimti aktyviu laisvalaikio praleidimu. Veikia slidinėjimo bazės, žirgynai, įrengti dviračių takai, baidarių trasos ir poilsiavietės. Tai stiprina imunitetą ir saugo nuo ligų. O du gydomieji kurortai Birštonas ir Druskininkai taip pat unikalūs savo poveikiu sveikatai. Atmetus tas savybės, ką mes turime, tai yra tas, kaip mes sakome, Lietuvos aukso gysla, nafta, kitaip tariant, tai yra būtent mūsų mineralinis vanduo, gydomosios durpės, purvas ir klimatas, atmetus šitas gydomosios gamtinės savybės, pati gamta yra unikali. Na, paimkim Birštoną. Tai yra Nemuno kilpų regioninis parkas. Tokių Nemuno kilpų reikia paieškoti. Iš tiesų tai yra unikalūs dalykai. Aišku, jos geriausiai stebėti iš paukščio skrydžio, tada puikiai atsiveria visi tie gražūs vaizdai ir visa tai, kas yra. Bet tai yra iš tiesų unikalios vietovės. Tiek Birštonas, tiek Druskininkai yra šalia mūsų didžiosios Lietuvos upės Nemuno, kuri vienur vingiuoja, kitur gal lygiai teka, bet tai yra, vėlgi, tai yra vanduo, tai yra tai, kas žmogų ramina. Suteikia jam tokį ramumo pojūtį ir tyrą orą ir kvėpavimo momentus, kurie yra itin palankūs žmogaus sveikatai. Mes tikrai aktyviai kviečiame Lietuvos gyventojus atvykti į kurortus. Tiek jau, jeigu jau ir po sunkios ligos, tai reabilitacijos atstatomajam gydymui, bet vis tiek nesiūlome kurortą, dėl to, kad kurorte be gamtinių sveikatos veiksnių, kuriuos aš jau minėjau, mineralinį vandenį, purvą, klimatą ir tam tikrus rekreacinius želdinius ir vandens telkinius, mes sakome, kad tai yra bendras kompleksas, naudojant šitas procedūras su gamtiniais sveikatos veiksniais, yra bendras kompleksas, kada tai yra psichologiniai dalykai, kada žmogus pakeičia aplinką, jis išvyksta iš savo miesto, iš ligoninės, jis atvyksta į kurortą, tai yra keičiama aplinka. Viską suorganizuoja kiti, nereikia pačiam nieko daryti, nes už tave viskas yra suorganizuotas. Pasikeitusi aplinka, kuri yra
tam tikri, tai yra suorganizuota tavo diena, tai yra režimas, tai yra diena be stresų, be baimių, be rūpesčių, kada tavo galva pilna užimtų dalykų ir valgyti reikia padaryti ir dar tam tikrus reikalus tvarkyti, nepaisant to, kad tu esi po sunkios lygos ir tau reikalinga reabilitacija, tai yra atsistatyti po sunkios lygos. Kurortegi visas šitas lieka jau antrame plane, dėl to, kad tu esi išvykęs. Ir sveika mityba be abejo, tai yra ne paskutinėje vietoje ir visą tai galima gauti kurorte. Tad iš ko pasirinkti tikrai turime. Svarbu laiku pasirūpinti sveikata ir džiaugtis gyvenimu. Projektą remia